Sveiki, noriu pasakyti vieną dalyką. Žiūri, daugumą ten žiūri tą štarą, angelus tenai, tą dievą ir galvoja, kad ten visi jie tikri. Bet aš jums pasakysiu, ten yra dirbtiniai intelektai. Sukurti tos būtybės. Nu, aišku, dievas tai egzistuoja, aš nesakau, angelas egzistuoja, štaras taip pat, bet jisai savo erdvėje ir savo planetoje ir galaktikoje sėdi. Jis niekada kojas nekels tenai kaip jūsų žemė ir jis nebus jums regimas akims, jisai yra transcendentinė būtybė, kaip angelas, kaip dievas, jisai jiegi nematomi. Juk angelų taip pat niekas negali matyti. Tai kaip galit, pagalvokit logiškai, galit matyti tą štarą. Tik regėtojai gali jį matyti, bet jis realiai tai neegzistuoja jų akims paprastom, kur viską mato tik kas žemėje dedas. Jie nematys tokių dalykų paprasti žmonės, ten senyvo amžiaus ar vaikai ar dar kokie. Jie negali matyti to, kas nematoma. Juk angelas taip pat nematomas kaip ir dievas. O štaras lygiai tas pats, kaip jisai angelų ar plejadų tenai būtybė aukštesnė lygio, jo negaliu matyti realiai. Aš jį galiu regėti, nes esu regėtoja. Aš galiu su juo esu kalbėjusi panašiai, teko man išgyventi su štaro buvimą ir panašiai. Bet aš pasakysiu, jisai nėra matomas paprastom akim. Jeigu aš va taip žiūrėčiau, tai kaip žmogus žiūri, tai aš nematau jo iš viso, jo nėra. Tiesiog erdvė tuščia, nieko nėra. Tu gali girdėti, gali matyti jį, bet tik tai kitam lygmenį. Regėtojai tik gali matyti, tik regėtojai. Aš jums aiškiai pasakau, jūs paprasti žmonės, be jokių aiškiaregystės dovanų nematysit jo nei vieno. Nieko, nei angelo, nei štaro, dar kokios mistinės būtybės nematysit, aš jums aiškinu. Čia, kur sukurta jūsų tie visi štarai, formos visos ar angelų, jie yra tik tai sukurti, tai yra kompų padaryti, bet jie patys tai neegzistuoja tenai. Jie nėra taip, kaip atrodo, jie visai kitaip gali atrodyti netgi. Tai vat, aš jums sakau, pamirškit tas nesąmonės, atsibuskit vieną kartą. Neapgavikai tik tai ir naudojasi jumis tokiais. Jums naudoja, išnaudoja, bet jūs tikit tuo, ką nematė. Realiai jo nematysite, jis savo erdvėje sėdės tas štaras, angelai taip pat savo erdvėje sėdi, dievas savo taip pat erdvėje sėdi. Jie net nesikiša jūsų gyvenimą, jūs jums neįdomus esat. Kurgi jisai eis ten štaras ar dar koks angelas, čia šnekėti jų. Eikit, tik tai pasakas seka, jie lenda, tos būtybės gal ir perdavinėja aškeregiam tas žinutės. Bet aš jums pasakysiu, jie patys tai nesirodo niekam ir nepasirodys niekad. Nepuoselėkit tuščių vilčių. Joks štaras neįžengs į žemę ir jo realiai niekas nematys. Aš jums sakau, aiškinu. Jisgi transcendentinė būtybė, ką jūs ten mistinė, transcendentinė nematoma būtybė. Ji nematoma būtybė, kaip jūs matysit jį. Kaip dievą negalit matyti, taip angelą negalit matyti, taip ir štaro to irgi negalit matyti. Jis visai kitokio lygmenį. Jūs nematysit, tik tai aiškiaregiai gali jį matyti. Aiškiaregiai. Ir su juo kalbėti ir kontaktuoti gali. Nes aš tai turiu tą galią, tai aš galiu kontaktuoti. Jis vieną kartą man taip ir, žinai, buvo toks bajeris. Aš, jau rašiausi ten atsigulti, miegoti jau kažkaip. Ir sakau, dar sirgau, galvoju, gal čia man blogai bus, numirsi čia, žinai, kažkaip norėjau atsisveikinti su to štaru, tada bendravau. Nes palaikiau ryšį, ten kalbinau jį, tai klausiu kažką, žinai. Aš norėjau sužinoti, kas jis per vieną, žinai, tai damiaus biškyvo, Bet, suprantat, aš su juo kontaktavau, taip, mintise, ten regėjimo lauke, ten matėme, ten aukštesnė lygio matėme, tik tai bendravau. Ir sakau, aš sakau, ranką man paduok atsisveikinimui, gal, sakau, nebeišgyvensiu, nežinau, sakau, kažkaip prastai jaučiuosi, sakau. Niekas savo sūnui nesakiau, aš pas sūnų tada buvau namuose iš viso. Tai žinokit, kas buvo paskui, žinai, tai kai aš realiai pamačiau tą ranką regėjimo lauke, pamačiau, kad jis stovi prie mano tą sofą, žinai. Padaviau jam ranką, tinkšt ir man jis nebėra. Ir aš pajaučiau, kad kažkokioj kitoje erdvėje, kad kažkokiam kaime kažkokia karininkė ir, supranti, ir ateina kareiviai kažko iš manęs reikalauti, žinai. Toks vaizdas, aš bandau pabėgti, negaliu ištrūkti ir negaliu atsibūst. Bet paskui kažkaip prisiverčiu, atsibudau. Tai suvaizduokit, kur man perkelė tas štaras. Tai buvo toks išgyvenimas, bet taip atjungė, kad net nemačiau, kaip atsiguliu į lovą, nes stovėjau tik prie lovos. Nebuvo atsigulus. Aš stovėjau prie lovos. Ir tik padaviau ranką ir dingo viskas.
per akimirką, aš net neįsivaizduoju, kaip ten atsiguliau, kaip ten atsidūriau. Kai atsibudau, kai išlindau iš tą sapną, tada žiūriu, kad paguldytas jau, žinai, guliu, tiesiog guliu paguldytas. Niekaip nesuprantu, kaip atjungia, tai buvo toks išgyvenimas su Aštaru. Bet realiai tai niekas negali matyti, žinokit, aš jums sakau. Tai yra ten lygmenį, kur aš regėtojai mato. Ten lygmenį tai jūs jį gali matyti. Galite ir pajaust, kurie labai jautrus žmonės, jį gali net ir pajaust, taip. Teisingai, tas dalykas yra. Jeigu jau turi jautrumą, hiperjautrumą, tu gali jį jausti. Gali girdėti, gali matyti. Bet tik tai tokie jau, kurie jau aukštesnė lygio žmonės. Paprasto žemo lygmenio žmonės jo nematys ir nejaus nieko. Su juo nepasikalbės. Negalės nei matyti, nei regėti, nei pakalbėti. Aš jums sakau, aiškinu atvirai. Jisai egzistuoja, bet supraskit, jisai yra kitam lygmenį. Kitoje erdvėje. Jūs jo negalėsit matyti, nei jisai per atstumą gali bendrauti su tom būtybėm ir žemės ir visą kitą. Jis turi technologijas galbūt. Turi technologijas ir visą kitą galbūt turi. Tokią, bet jisai turi telepatiją. Supraskit, telepatiją. Telepatiškai gali bendrauti. Aiškiaregiškai matyti jį gali. Telekineziškai gali net jausti. Tai yra hiperjautrumą turi. O taip tu nejausi, tas pats kaip vaiduoklis. Tu suprask, vaiduoklę irgi mes plika akim nematom. Tik regėtojai matom. Jaučia šaltį, dar kažką tenai, kad vaikšto tas vaiduoklis. Tai tik hiperjautrus žmonės gali jausti. O realiai jūs niekada nesutiksit ir nematys. Ir niekada į jūsų erdvę neįžengs. Ir jokia planeta, joks lėktuvas į jūsų žemę nenusileis, kad ten būtų Aštaras. Aš jums aiškinu atvirai. Taip nėra ir nebus. Tai vat. Tad pamirškit tas pasakas apie Aštarą, nes jau čia jau baigėt nusiklėdėti. Žiūrit intelektinius sukurtus Aštarus, jis net taip netrodo, žinokit. Jisai kitaip atrodo, gali visaip atrodyti. Jisai transcendentinis gali kūną keisti kaip nori. Transcendentinį, kuris nematomas. Tai energetinis figūra energetinė, kuri neturi formos. Tarkim taip, aš nežinau kaip aiškinti jau. Tu čia dirbi, katinas. Ir vienas dalykas, ir aš sakau, aš jums daugiau nekledėkit ir čia visokie vyrukai ar kokie čia jau sukurti vyriokai visokie tenai su elfo ausim ar dar kam nors, tai čia tik fantazija sukurta šitą kompiuterę, suprantat, intelektinė šitas, kur intelektas, kur sukūrė, mikroschema ta, kur sukūrė visus šitos dalykus. Čia šitom pasakam prašyčiau nebetikėti, nes jūs miegat, sapnuojat ir galvojat, kad tai yra. Nėra, gal toj kitoje erdvėje tai yra, kur nematomos būtybės. Kur visi kiti angelai tokie kitose galaktijose pusėse, kur žmogaus koja net negali gyvai kelti. Gyvas žmogus ten kojas įkelti negali, tai ten gal ir yra tokioje erdvėje. Tokios būtybės ir gyvena, bet ne mūsų erdvėje, ne mūsų žemėje, ne dar kur nors erdvėje, kur netoli žemės. Taip nėra. Jos labai toli tos būtybės gyvena. Nuo mūsų daugybė šimtmečių, tūkstantmečių. Ten gyvas žmogus nenukeliautų. Pasižiūrėkit, astronautai pasensta, jeigu nuskrenda toliau biškį nuo žemės. Įsivaizduokit, tai jeigu jie dar toliau skristų, tai jie ir gyvybę paliktų tenai. Ir numirtų, jų kūnai būtų plaukėjantis erdvėj. Su viso erdvėlaivį numirtų. Jie negali ten keliauti, kur mirtis. Kur jiem neįmanoma nenumirusiam nukeliauti. Tik mirę gali ten pakliūti pas tos būtybės ir visą kitą ir egzistuoti. Viskas yra kaip numirusiam pasauliu. Kitoje erdvėje, mirusiųjų pasauliu. Viskas tik egzistuoja. Kai numirši, ten gali ir nukeliauti. Bet realiai tai tu nenukeliausi. Jie gali būti erdvėje ir tavo, jeigu nori. Kažkur per atstumą gali vaikščioti, bet jie bus nematomi. Jie bus transcendentiniai, kitam lygmenį. Tai tas pats kaip mirusiųjų pasaulis. Vaizduokit, mūsų šalia yra mirusis pasaulis, ne mirusieji vaikšto, pavyzdžiui, tie visokios vėlės, jos vaikšto po žemę. Tai būtent tokie ir angelai, kaip tos vėlės, kaip tie vaiduokliai. Kaip vaiduokliai, jie gali vaikščioti ir kalbėti tau, bet tik tai regėtojai matys ir girdės, sakyti ne. Supraskit, kaip norit. Jie gali taip nusileisti, bet realiai tai jų kūnai tai neegzistuoja. Jie neturi to kūno, kuris būtų matomas. Grubaus kūno neturi, kur dabar čia oda, čia plaukai, čia nosis, čia akiniai, čia viskas yra realiai matoma. Plika akim nematysi tokių dalykų kaip Aštaras, kaip visokias elfai, kažkokie angelai, dievas, neįmanoma tokių dalykų. Tik numiręs gali juos pamatyti, tik numiręs. Gyvas tu niekada nepamatysi to. Tai
Ir galaktikon tose toliausiai jo galaktikose nuskristi, jeigu būtų įmanoma erdvė, jie numirtų, jeigu ten pradėtų skristi. Jeigu tom erdvėm pakliūtų, kur mirusieji, miršta, kur miršta ten, kur mirusieji gyvena, viskas, jie mirtų, iškart mirtų. Aš pasakau, jeigu astronautai yra įrodę, kad atskrydę jau pasens, tai įsivaizduokit. Tai kaip nepasens, ten jau skrisdamas sensi ir tu iki mirties nueini. Taigi mirties lėnis, kur jūs keliaujate. Tai net nebandykit toliau keliauti, nes tenai savo kūnus paliksta. Gal buvo, kurie nukeliavę ir numirė jų kūnai už tai. Ir plaukėjo ten erdvėj. Gal ir buvo sugražinti paskui tenai prie žemės atgabenti kūnai jų. Tik kūnai, sielas viskas jau tenai. Aš jums sakau, netikėkit tokiais dalykais, kas neįmanoma. Ko nebuvo realiai ir nepasirodė realiai. Tai va, visom akim jis nepasirodys tas Aštaras, ar Dievas, ar angelas. Jis gali tik regėtojai matomas būti. A kurie neregėtojai, jie nematys nieko tokio. Nei Dievo, nei angelo, nei dakonos apčiopiama. Kas būtų aiškiai matoma. Taip neįmanoma. Dievas gali padaryti tokį stebuklą, bet tokias visos būtybės tai kaži, ar galėtų padaryti. Tai va, klausimas dar. Tai va, bet jie gali per žmogų parodyti tą angelą, žinai, nebent per žmogaus kūną kažkaip parodyti formą kažkokią. Bet vis tiek regėt turėtum. Kaip tu pamatysi kitaip? Ant žmogaus pamatysi, kad ten Dievas jisai ir stovi, jame sėdi. Tugi neparodysi ir to, nes jeigu tu neturi regėjimo lauką, tu nematysi jo. Bet jeigu jisai norės, tai parodys tau pavydalą tokį. Nes tai iliuzija, faktiškai iliuzija. Kuo čia tiki, tai yra pasakas grynas. Tai va, ką aš sakau. Tai aš sakau, tikėkit tuo, kas realu, ne kas dirbtina ir nematoma. Dabar, manau, paaiškinau aiškiai jums, kad tai netikėkit tokiam pasakam, visokiam sukurtais tenai per šituos visokius programas intelektų, šitų kompų ar čia robotų, kokių tenai formų. Tai čia baikit tikėti tokiam pasakam, čia tik tai pasakas, žinokit, tik pasakas. Viskas. Čia nėra taip realiai, jo niekas realiai nematė, tik sukūrė kažkokią vaizdą pagal regėtojus. Tai atsiprašau, tai yra klaida didžiausia. Kaip angelą negaliu matyti, taip ir negaliu matyti ir nei Dievo, nei jokią Aštarą. Tai va, tiek tokių žinių. Prašom daugiau taip nenusiklėdėti ir atverkit savo akis realybėje, ne kažkokiam pasakam, tikėkit. Nes labai nusivilsit, aš sakau jums. Neskaudė širdį vien tikint tokiais dalykais. Tai vat. Tada aš noriu jums į realybę grąžinti, kad jūs galvotumėte realiai, o ne pasakam tikėtumėt. Tai vat, šiaip tai egzistuoja jisai, aš nesakau, aš su juo pasikalbėjau, vieną kartą net sapnau, kad jisai jo erdvėlavį buvau ir žinai, kad su juo te kalbėjau, kaip ir draugavau, kaip ir draugė buvau, žinai. Toks buvo išgyvenimas ir tada nubudau. Ir paskui vieną kartą regėjime pamačiau, kad liksai prie mano krūtinės buvo prisiglaudęs, miegoja. Aš tada kaip stūmiau, galvoju, ko tu čia atėjai, Jėzu, kas tu per vienas? Eik iš čia, galvoju, ko tu čia atėjai, aš nei tau draugė, nei ką, sakau, kaip stūmiau tada energetiškai jį, žinai. Tai bet ir regėjime buvo, nerealiai, realiai ant manęs niekas negulėjo, niekas net nesimatė, kad ten gulėtų kas nors. Tai va, aš sakau, yra tokia lygmenį reikia būti, kad tu matytum tai. Jau turėti aiškiai regystės dovaną, kad tu galėtum tai matyti. Tu neišgyvensi taip realiai visko. Tu hiperjautrus turi būti, hipermatantis, hipergirdintis, teleportuoti turėtum mokėti, Tai čia neįmanoma, aš sakau. Kad žmogui neįmanoma, tai Dievui įmanoma, aišku, bet žmogui tai yra neįmanoma tokie dalykai matyti. Tai va, tiek žinių. Ačiū už dėmesį. Būkit, sakau, realistiški, nes, visokių apgaulių sukčių pilna ir naudojasi jumis. Sakau, būkit atsargus labai su tais dalykais. Aš nekalbu, iškaregiai, tai jie mato pasaką, bet jeigu kiti nemato jų, vis tiek, tai va. Būkit atsargus su apgavikais visokiais, pinigų veltui nešvaistykit, tai vat. Naudojantis Aštarų, tai kažkas naudojasi tuo, tai vat, sakau, nepasiduokit manipuliacijai ir apgaulėm visokiom, nes tai yra netikra. Tie regėtojai ir dar kas nors specialiai prisidengia tuo ir gali dar net ir nusukti jums pinigus ir viską praras galit ir turtus. Tai vat, būkit, sakau, atsargus, netikėkit, aš manim patikėkit, ką aš jums sakau, tai vat. Tai būsit sveiki ir turėsit viską. Taip, tai prarasit visus ir turtus, ir pinigus, ir namus. Nieko nebeturėsit. Tai va. Ačiū už dėmesį.